orų prognozės mūsų planus pakeitė. Tai mes kas ką sugalvom, tą ir veikiam. Ūla sportavo, mes neruošiamės į parduotuvę. Šlepetės, nes labai karšta. Man atrodo, kad 40 Celsijaus. Karščio turėjau omeny, o ne šalčio, nes labai karšta. Ir aš tuoj pavirsiu picą arba čirionavį. Oi. Pratimas mano. Taip. Pati pasimokyčiau iš tavęs. Nu gerai, mes važiuojam. Ieškot ledų, persikų ar nektarinų. Sėkmės. Neišversk. Dabar kitą pratimą galiu parodyti. Nu kokį? Na gerai. Omeny, nu gerai, svarbu, kad omeny yra. Iki. Šiandien rytą neišplaukėm, nes žadėjo lietaus su perkūnija. Dieną buvo karšta, o dabar čia ant galo lietus. Perkūnijos yra, žaibų. Ko tik nori, ateina debesys. Yra kas parmauni iš vandens. Padėk mamai ištraukti, arba jūs video žiūrovai. Saulė leidžia, žaidžia, o čia mūsų žaidėjai. Man irgi šviečia saulė, kaip jie sakė. Ai! Markus, norėjau sukti, žinai, iš šoną ir ramiai nuvesti. Jeigu reikia kažkur pamatyti, pasakykite. Taip ir baigėm savo pirmadienį. Turėjom plaukti, bet jis buvo visai kitoks. Iš pradžių buvom tokia biškutį susinervinę, kad čia reikia viską keisti planus, bet visai neblogai gavosi. Nuvažiavom į antrą Melnragę ir pažaidėm beach tenisą. Šiaip pabuvom prie jūros ir susirinkę raketės, išsimaudė. Mes patraukėm atgal į laivą ir pasižiūrėję prognozes, jau nutarėm, kad kitą dieną jau tikrai išplaukiam.